Sveiki vaikai, šiandienos tema periodinės trupmenos. Gerai, trupmenos. Kokias trupmenas mes išvis žinome? Mes žinome dešimtainę trupmeną, mes žinome paprastąją trupmeną, nu ir viskas, sakykime. Netaisyklinga yra ta pati paprastoji, tik tai jinai yra netaisyklinga. Bet dvi trupmenos, kurias mes žinom, tai yra dešimtainė ir paprastoji. Tai gerai, dabar, o kas yra ta periodinė trupmena? Liktai atrodo, kad tai kažkokia nauja trupmena. Iš tikrųjų, tai nėra nauja trupmena. Tai yra mūsų paprastoji trupmena, kurios mes negalime paversti į dešimtainę trupmeną kaip baigtinę. Nu, tarkim, aš suprantu, kad 0,1 čia yra baigtinė trupmena. Nėra daugiau, nesitęsia. Toliau eina tik nuliai, ane? Nėra daugiau nieko, jokių skaičiukų po vieneto. Nuliai nekeičia trupmenos esmės. Tai, o kas yra viena antroji? Aš irgi žinau, kad tai yra 0,5, po to paaiškinsiu kodėl. Ir aš suprantu, kad toliau irgi jokių skaičių nėra arba nuliai, kurie nieko nelemia. Tai yra baigtinė trupmena dešimtainė. Tai periodinės trupmenos, jos yra tokios, kad kai aš paverčiu paprastąją trupmeną į dešimtainę, jinai niekada nesibaigia. Tai jinai yra begalinė ir jinai kartojasi ir kartojasi. Ir to aš paaiškinsiu kaip ir kodėl. Tai gerai, jeigu aš noriu paprastą trupmeną paversti į dešimtainę, kokį veiksmą man reikia padaryti, kokį realiai veiksmą aš turiu padaryti. Tai vat aš turiu padaryti tą veiksmą, kuris egzistuoja pačioje trupmenoje, tai yra dalyba. Vat šitas ženklas, vat šitas pagaliukas, vat šitas dalykas, jisai rodo, kad aš kažką iš kažko dalinu. Tai šiuo atveju aš vieną dalinu iš dviejų. Ir mes kaip tik neseniai išmokome vieną padalinti iš dviejų, jeigu nesidalina, ką daryti. Tai pirmiausia, kiek dvejetų telpa į vienetą? Aišku, 0 dvejetų telpa, dauginu iš 0 2, 0, minusuoju, gaunu 1. Ir dabar nėra ko pasiskolinti, nėra skaičiaus, rašau 0 ir logiška, kad turiu padėti kablelį, nes neturėjau iš ko pasiskolinti, reiškia skaičius jau mažesnis negu sveikas. Tai gerai, o dabar 10. Kiek į 10 telpa dvejetukų? 5. Štai, gavau 10, 0. Tai mano atsakymas 0,5. Matote, 0,5 yra ir šiuo atveju atsakymas. Tai kaip man paversti paprastą trupmeną į dešimtainę? Tiesiog atlikti dalybą. Tiesiog veiksmą atlikti. Tai dabar, o kas yra periodinė trupmena? O periodinė trupmena yra tokia trupmena, kurią dalinant vieną iš kito skaičiaus niekada nepasibaigs atsakymas. Jis kartosis ir kartosis. Ir mes dabar įsitikinsim, kaip tai būna. Tai dabar bandau 5 dalinti iš 6. Tai dar kartą, kiek čia šitų telpa į 5? 0. Čia 0 minusuoju 5. Dabar nėra ką pasiskolinti. Rašau 0, kablelį ir dabar į 50, kiek šešetukų telpa? 8. Gerai, kem 8, minusuojam 2. Vėl 0 parašau, bet jau kablelio nededu, nes nėra tokios skaičiaus, kad būtų 2 ar 3 kableliai. Todėl man nereikia antrą kartą dėti kablelį. Dabar į 20, kiek telpa šešetukų? 3. Gerai, 18, minusuoju vėl 2 ir vėl 20. Ar matote, pasikartojo, buvo 20 ir vėl 20. Reiškia sekantis skaičius 3. Vėl rašau 18, vėl minusuoju, vėl 2 ir vėl 20. Taigi aš suvokiu ir suprantu, kad ką aš toliau bedaryčiau, vis tiek bus 20 ir vis tiek bus 3. Tai reiškia, mano šitie trejetukai, jie niekada nepasibaigs. Gerai, dabar kaip užrašyti tokį skaičių, tai yra periodinė trupmena. Būtent taip, kaip aš dabar užrašiau, tai yra parašiau 3 pasikartojančius skaičius ir po jų parašiau 3 taškiukus. Tai parodo, kad trupmena yra periodinė ir būtent paskutiniai 3 skaičiai, kurie pasikartoja, jie yra mano periodo
mano periodas. Dabar, kaip galima kitaip užrašyti šitą trupmeną, jeigu nenoriu rašyti daug labai skaitmenų ir dar taškiukus dėti. Kaip aš galiu parašyti? Aš galiu parašyti 0,8 ir būtent tą skaičių, kuris kartojasi, parašyti skliaustę. Ir jis bus analogiškas tam, kurį aš parašiau prieš tai. Reiškia, va šitas skaičius yra periodinis ir va šitas yra periodinis, kurio periodas trejetas kartojasi be galo kartų. Ar šitas aišku? Gerai. Tuoj mes dar išsiaiškinsim ir toliau. Gerai, ką aš noriu dėl lifehacko dar pasakyti. Yra tam tikros trupmenos, kurias visada galima bus užbaigti, visada galima bus parašyti dešimtainį baigtinį skaičių. Gerai, kokios tos trupmenos? Tai yra trupmenos, kurių vardiklis yra 2, nes mes visada galim padauginti iš 10. Jeigu mes padauginsim iš 10, mes gaunam, iš 5, atsiprašau, iš 5 padauginam. Gausim 5 dešimtosios, o 5 dešimtosios yra 0,5. Tai dvejetą visada galim paversti į 10. Toliau, koks sekantis skaičius? 1/4. Ketvirtuką mes irgi galima paversti tik ne į 10, o į 100, jeigu padauginsim iš 25. Taip. Tai mes gaunam 25 šimtosios ir tai užsirašo kaip 0,25. Dabar sekanti trupmena, kuri visada bus baigtinė, kai vardiklis yra 8. Kai vardiklis 8, aš jau žinau, kad jeigu aš padauginsiu iš 125, tai gausiu 125 tūkstantosios. Arba štai tokį skaičių, 0,125. Kokie? Taip. Visos kitos trupmenos dažniausiai gali būti ir begalinės. Tai jeigu pamatote vardiklėje 2, 4, 8, tai tikriausiai šitie, ten toliau eina 25, gali būti gerai, toliau gali būti 1/5 gali būti dar, nes iš 2 galiu padauginti, gaunu 2 dešimtasias, taip, 2 dešimtasios, gali būti ir, gerai, daugiau tokių skaičių, tokių vardiklės skaičių gali būti, jų tikrai yra labai daug, bet pradinės tos trupmenos, kur yra 2, 4, 5, 8, tikrai turit prisiminti, kad jeigu turit vardiklėje tokį skaičiuką, tai padalinus tikrai gausit baigtinį dešimtainį skaičių. Gerai, o dabar pabandysim dar vieną kokį nors skaičių išskaidyti į... Ne, kitaip aš padarysiu. Aš dabar užrašysiu skaičių ir pasižiūrėsim, ar jis yra periodinis, ar jis nėra periodinis. Dabar pagal mano šitą taisyklę, kurią aš ką tik jums parodžiau, dabar bandysiu rašyti kitus skaičius ir mes nustatysim, ar jie yra periodiniai, ar nėra. Tai tarkim, aš turiu štai tokį skaičių. Gerai, toks skaičius, ar jis yra periodinis? Ne, jis nėra periodinis, todėl kad pasikartojo skaičiukas tik tai 2 kartus. O turėjo pasikartoti 3 kartus. Tai reiškia, čia aš jūs bandžiau apgauti ir apgavau. Tai čia nėra periodinis. Gerai, toliau. Jeigu 4 pasikartotų. Jeigu 4 nieko baisaus, bet kam rašyti 4, jeigu užtenka 3. Tai gerai, dabar aš parašysiu štai tokį. Ar jis yra periodinis? Ne. Nėra periodinis. Kodėl? Nes paskutiniai 2 skaičiai, yra 7, 8, 7, 8 ir trečio, arba 8, 7, 8, 7, o kitas 8, tai jau viskas, jis nėra periodinis. Reiškia, jis kažkada pasibaigs. Arba užrašymas yra tiesiog neteisingas. Gerai, koks dar gali būti variantas? Jeigu aš parašau va toks. Taip,
1, 1, 1 gale. Gerai, tinka variantas. Gerai, o jeigu parašau štai tokį, ar jis yra periodinis? Ne. Taip, aišku, yra periodinis. Taigi, periodas yra 83. Jis kartosis, kartosis ir kartosis ir kartosis. 83 visą laiką kartosis. Nesvarbu, kad pradžioje yra 6, 7, 1, bet toliau 8, 3, 8, 3, 8, 3 pasikartos. Tai čia yra periodinis. Tai gerai, čia ne, čia taip, čia taip. Gerai, koks nors dar variantas. Nu, galbūt ir užtenka. Gerai, ar dabar turite klausimų dėl šitos temos? Viskas? Nėra? Tai gerai, jeigu ką, dar aptarsim per pamoką, bet ačiū.